Lietingas savaitgalis nesutrukdė Sostinių golfo klube rinktis šios sporto šakos mėgėjams ir entuziastams. Čia vyko golfo šventė, kurios pagrindinis tikslas ne varžytis tarpusavyje, o sužinoti apie šią sporto šaką kuo daugiau, bei patiems pabandyti tapti šio aristokratiško sporto dalyviais. Ir iš esmės mūsų tikslas parodyti žmonėm golfą iš kitos pusės, prieinama visiems, kad tai nėra labai sudėtinga, ne vien seneliai žaidžia, pasaulyje daug ir jaunuolių žaidžia, ir šeimų labai populiarus, socialinis labai sportas. Tai mūsų tikslas jiem įskiepyti ir galbūt neprivilioti, bet kad jie pamatytų, kas tai yra ir galbūt pajaustų, ką praranda ir grįžtų čia. Į šventę rinkosi ir maži, dideli ir vyresnio amžiaus žmonės suvažiavę iš įvairių Lietuvos miestų. Jauniausiam šventės dalyviai vos 5. Tiesiog visi norintieji buvo laukiami ir iš esmės, kiek matau, tai yra ir vaikučių, ir apie 5 metus, yra ir senyvo amžiaus žmonių, yra ir šeimų daug atvykusių. Ir iš tikrųjų labai džiugina, kad iš įvairių miestų, ne tik iš Kauno ir Vilniaus, nors mes esam čia Elektrėnuose pusiaukeliai, bet pasirodo yra ir iš Panevėžio, iš Biržų žmonių. Iš tikrųjų matosi, kad žmonėm įdomu pasižiūrėti, kas tas yra golfas. Aš manau, kad patiks. Renginys vyko 2 etapais. Prieš savaitę startavusiam pirmajame etape organizatoriai sulaukė 150 dalyvių, o antrajame daugiau nei 120. Žmonės iš tikrųjų yra supažindinami su smūgiavimo technika. Labai įdomus dalykas. Iš tikrųjų, turbūt kiekvienam žmogui golfas asocijuojasi su smūgiu, tolimu smūgiu. Taip pat mokiname ridenimo. Papasakojame apie patį golfo žaidimo supratimą, apie situaciją esamą, kaip jau minėjau, pasaulyje, Lietuvoje. Ir supažindiname su taisyklėmis. Tai vienas iš asmenų mūsų klube, su jais sužaidžia keletą laukų, kad jie suprastų, su kuo tai tas golfas yra liaudiškai tariant valgomas. Dalyviai ne tik sužinojo, su kuo valgoma ši sporto šaka, ne tik išbandė smūgiuoti ir ridenti, bet ir sužinojo golfo taisyklės. Didelio susidomėjimo sulaukę organizatoriai žada ateityje dažniau rengti panašias šventes, kuriuose laukiami visi norintys. Mes pastebėjome, kad iš tikrųjų žmonių yra didelis susidomėjimas, tuo labiau, kad tie žmonės, kurie atvyksta ir pabūna šioje šventėje, yra tikrai patenkinti, sužavėti, kai kurie nustebę. Tai mūsų vienareikšmiškai planai yra judėti į priekį ir tokių švenčių, bent jau 5-6 tikrai šiemet planuosim apturėti. Tai tikrai visi laukiami, kviečiami, sekite. Ta šventė iš tikrųjų kainuoja simbolinį 15 litų mokestį, žmogus gauna ir užkandį, ir atsigerti, ir šitiek mes suteikiam žinių. Tai tikslas tikrai nėra visiškai komercinis, tikslas yra populiarinti ir suteikti teisingą nuomonę apie golfą žmonėms. Šventės dalyviai džiaugiasi nauja patirtimi ir žadėjo dar ne kartą apsilankyti golfo aikštyne. Kadangi šiandien buvo planuota šeima, nežiūrint to, kad lyja ar nelyja, važiuojam visi kartu. Šaunu, tai yra nauja patirtis. Duoda galimybę, kad tai nėra pensininkų sportas. Aš manau, šaunu. Praleisti visą dieną, sakykime, gamtoje, šviežiam ore, praleisti su šeima yra tikrai smagu. O kaip sekėsi jums pirmą kartą? Mano vaikai buvo tai aklesni. Dukrai kiek metų? 4 metukai, pasižiūrėk tave, dabar važiuok dėdė, klausia, kiek tau metų. O kaip tau sekėsi šiandieną mūšyje? Tavęs klausia Drūtė. Patiko? Sako, nežiūrėsi, bet tikrai jie geriau sekėsi negu man. Na, iš tikrųjų, įspūdžiai tik geri, aišku, oras nelabai pavyko, bet šiaip visumoje sudomina, labai sudomina. O kaip sekėsi pirmą kartą smūgiuoti, laikyti lazdą? Sekėsi iš 3 kartų, pavyko įmušti, sekėsi. Pirmą kartą gerai, iš 5 kartų. Iš 5 kartų pataikė duobutę, taip? Ja. O ką sužinojai šiandieną naujo apie golfo žaidimą? Reikia žiūrėti į kamaliuką ir kojas sulenkti, rankas ištiesti ir... Patiko? Ja. Tai dar kartą atvažiuosi pažaisti? Būtinai. Ačiū, sėkmės.